O ant rankos, kai nelabai eina perduoti. O čia mano vaikučių dovanos. Štai tiek daug dovanų. Ir čia dar visa dėžutė. Čia jau neišiminėjau dabar. Čia saldainiai, atvirukai visokie. Čia tie tokį gamino. Ir va šitą va tie gamino pati. Alicija va tokį žaisliuką ant eglutės gamino. Čia tie man per kalėdas tokią apyrankę padarė iš to savo rinkinio, kur gavo nuo kalėdų seniai. Ir čia buvo vokelis, buvo parašyta man ir tėčiui. Tai va, vienas saldainis man, vienas tėčiui ir šokoladas mums abiem. Visko tai po vieną neiškelinėsiu, nes labai daug. Dar parodysiu tėčio dovanas. Raktų pakabukai, va vienas, du, dabar jau 2 raktų pakabučius prisikabinsiu. Ant eglutės pakabinsiu. Va, žiūrėkite, kokią man plaukų gumytę nupirko, padovanojo. O tėtis sakė, būsi varlė karalienė. Ir rodau tėčio nuo vaikučių dovanas. Irgi saldainių vokelė. Meškutis toksai ant eglutės. Matot? Žvakė. Štai toks meškutis ant eglutės. Žvakė, meškutį rojus gamino. Alicija štai tokį pasistatyti suvenyrą padovanojo tėčiui. Štai tėja štai tokį sumeistravo tėčiui. Taip pat jį iš molio tėčiui pagamino tokį sausainį lėkštutę. Ir dar čia smulkmenėlių. Viskas vaikų rankomis gaminta. Ir dar viena atvirutė tėčiui. Aš išėjau šunį pavedžiot ir Rojus kartu išėjo. Prasivažiuot ant savo dovanos. Jis taip norėjo. Riedlentės, aš jam sakau, kad žiema gal nelabai, gal kažką kitą. Sako, tai jeigu ir sniegas bus, aš pasidėsiu. Kai sniegas nutirps, tada važinėsiu. Man taip gerklės skauda. Ir kalėdas Coca-Cola šaltos pagėriau. Čia atsikėliau, gerklės skauda. Dar Rojui mokintis reikia važinėti ant tos riedlentės. Pas mus dvaro parke, žiūrėkit kaip gražu. Fantastiška eglutė pas mus. Pas mus yra ir riedlenčių toks parkelis, kur vaikai važinėjasi su riedlentėm. Rojus, sakau, čia toks daiktas, daugiau riedlenčių parke pasivažinėti, po pamokų per išeiginės negu į mokyklą. Sakau, tampytis tą su savimi lentą, nėra reikalo į mokyklą.
Žmonių parke nėra, gali važinėti įsivalės.